Lietuvos rezistencinio judėjimo simboliu tapo Adolfas Ramanauskas, slapyvardžiu Vanagas. Nepaprasto likimo lietuvis, mokytojas, partizanas, uolus ir nepamainomas partizanų vadas. Nesutikęs kolaboruoti, pasitraukęs į pogrindį ir čia visą savo sielą atsidėjęs rezistenciniai kovai. Išliko gyvas ir fiziškai dalinai laisvas iki pat 1956 metų rudens, kai buvo išduotas. Nukankintas ir nužudytas 1957 metais. Užkastas bevardėse kapinėse Vilniuje, kad atmintis apie jo asmenybę ir lietuvių nesusitaikymas su okupacija taptų niekuo. Visgi Lietuva tapo laisva ir atmintis apie nepasidavusią tautą prasiveržė gyvenimui. Na, o šiame mūsų pasakojime išgirsite tai, ko dar nesate girdėję apie Adolfą Ramanauską Vanagą. Jeigu jūs arba jūsų artimieji turite įdomių atsiminimų, būtinai susisiekite su mūsų kanalu. Iš anksto dėkojame. Labadiena. Stovim Nedzingės miestelio centre prie paminklo Nedzingės miestelio partizanams ir stovim kartu su Nedzingiškių mokytoju Merkinės jaunųjų šaulių būrelio vardu Albertu Jakubavičium, kuris puikiai žino Nedzingės miestelio istoriją ir šiandien sutiko mums pabūti gidu apie įdomiausias Nedzingės vietas. Dabar stovim prie buvusios klebonijos. Šitam pastate turėjo slėptuvę partizanų vadas Adolfas Ramanauskas. Slėpėsi jisai, kai matote, ten pačiam viršui. Jau ten lentos numuštos, bet buvo jo slėptuvė tenais ir stebėdavo, kaip sakoma, kada važiuodavo čia NKVD arba stribai, buvo labai gerai matyti viską. Teko man skaityti atsiminimuose ir buvo užsiminta, kad Ramanauskas kažkur tai pakasęs stiklainį su dokumentais. Ir tas stiklainis buvo pakastas gėlių darželį. Tai aš tai pagalvojau, kad gėlių darželis tai turėjo būti kažkur tai čia. Nes matėsi, kai kasė, žiūrėjom, kad keliu niekas nevažiuoja. Va šitų keliu, čia dar, aišku, nebuvo žvyrkelis, dar buvo. Tai buvo atvažiavęs vienas žmogus ir klausinėjai, kur čia gali būti pakasta. Aš maždaug parodžiau, bet jis nekasinėjau, nežinau kodėl. Tai įdomus atsitikimas buvo. Reiškia, viena moterėlė kaimo, ten gretimais, prie Smercės, ką mes dzūkai sakom, tai pasiutė anūkų pakviesti kunigo. Ir štai tas anūkas, kaip jisai pats pasakojo, sako, ateinu pro tvorą tenais, kur matosi, ir stovi ginkluoti vyrai. Prieina jisai arčiau, kad tenais stovi vienas NKVD kareivis su automatu ir stovi partizanas, irgi ginkluoti. Sako, nusgandau, bet kų daryti. Ateinu, sako, ko nori, tas jau partizanas, sako, taip ir taip kunigo, sako, užeik. Užėjau, sako, stalo sėdi, reiškia, kunigas, sėdi Vanagas ir NKVD vadas. Aš tiksliai negaliu pasakyti, bet kaip jis minėjo, tai Krunovas. Dar ten keli karininkai. Pasakė, ko jis atėjo, kunigas sako, eik namo, aš greitai atvažiuosiu. Tai ką jie ten darė, apie ką jie kalbėjo, tai tik tais jie žino. Bet toks atsitikimas buvo, tas žmogus rimtas, jisai tikrai nepameluos. Ir sakau, o kaip, ar atvažiavo kunigas? Sako, gal po valandos daugiau 2 atvažiavo. Kiek laiko pas tą ūkininką, kur anūkas sūnus buvo atėjęs kviest, reiškia, kunigo, atėjo partizanai. Sako, kinkyk arklį ir važiuok į meškučius. Sako, kam? Sako, važiuok, tavi lauks partizanai. Tas paskinkė arklį, važiuoja, važiavo, iki meškučių nedavažiavo, ten tokias yra miškėlis, raistas, išeina partizanai, sustabdo jį, paklausė vardo, pasakė, išnešė kulkosvaidį, įdėjo į vežimą, reiškia, bet kai buvo šiaudų, biski šiaudais ten užmetė, sako, vežk atgal.
Sako, tai kur man vežti? Sako, vežk, tavi pasitiks. Nu, tas vyrukas vėl važiuoja atgal. Nu ir čia į Nedzingę dar neįvažiavus, va, stabdo NKVD, kareiviai. Nu, sako, mano ir blusos atmerė, viskas, kulkosvaidis pas mane. Tie atei, apžiūrėjo, šiaudus pavartė, sako, važiuok. Važiuoju, važiavusi Nedzingį, partizanai išeina. Ar atvežiai? Atvežiau. Va. Kulkosvaidį pasimė, sako, ar kas sustabdė, ar nesustabdė, sako, niekas nesustabdė mane, nieko aš nežinau, paėmė kulkosvaidį ir nuvejo. Sako, važiuok dabar namo. Tai man taip atrodo, kad paprasčiausiai įtikrino, ar jisai kažkam tai nepapasakojęs, ar neišdavęs, ar gali laikyti, kaip sakoma, liežuvį už dantų. O jisai tas vyrukas sakė, aš net tėvam savo nesakiau, kuo aš mačiau pas kunigų. Ir jau čia daug metų prasidėjus Lietuvos nepriklausomybė su mano tėvuku, jie geri draugai buvo, tai vat jisai ten, sakoma, tėvui pasako šitą dalyką. Gerai. Dabar stovim irgi prie vietos, kur buvo partizanų slėptuvė padaryta. Šita slėptuvė partizanai nesinaudojo, tai buvo melaginga slėptuvė. Čia nuo vienos pusės iki kitos buvo lentos, sukaltos tokios, šatros ir užtinkuota pagal bažnyčią. Va. Bet įnėjimo jokio čionais nebuvo. Tai buvo, reiškia, padaryta, kad nukreip dėmesį, jeigu kažkas tai pasakys, kad bažnyčioje yra slėptuvė, na, visokių žmonių gali būti, tai paprasčiausiai bus lengviausia rasti ją. O jinai tuščia, jinai čia nieko nėra, va, bet nei vienas žmogus, nors Nedzingėnai žinojo, nei vienas žmogus neišdavė, nei vienas nepasakė, kad čionais yra slėptuvė. Šitą slėptuvę išardė jau, kada nepriklausomybės metai, jaunas kunigas, jisai pastebėjo, kad čia kažkas tai mažai vietos jam, na, praardė, tas lentas aš pats padėjau dar išvežti, nu, dabar tai jau kažkaip tai ir gaila, galima buvo ir palikti kaip atminimą. Tai va dabar eisim į bažnyčią ir aš parodysiu, per kur į slėptuvę įeidavo partizanai. Tai va, kai pasakojau, kai buvo melaginga slėptuvė, tai pagrindinė slėptuvė partizanų buvo, va, kai mato kablys ir sienoje dar matosi tokias kaip užmūryta, naujai užmūryta. Va. Tai kai pasakojo Sobeckienė, jinai tada bažnyčia, sakoma, valė, padėjo kunigui, tai atsineždavo kopėčias, kada partizanai čia buvo pasislėpę, jie čia pastoviai negyveno. Čia buvo jų slėptuvė, kada, sakysim, NKVD pradėdavo siaust, ieškoti partizanų, tai jie ten sulipdavo kopėčiom, va, ir Sobeckienė užkabindavo paveikslą, šventą paveikslą ant to kablio, va, nu, atneždavo valgyti, vėl kopėčias pasistato, nuima paveikslą, paduoda ten kibirą su maistu, išneša, kaip sakoma, kas nereikalinga ir vėl uždega. Ir būdavo taip, kad, sakysim, bažnyčio vyksta mišios, žmonės meldžiasi, o su jais kartu meldžiasi ir ten pasislėpia, paskavoja, ką mes sakom, partizanai. Tai vad išlikė, nežinau, ar ten kas gal ir yra kokie dokumentai, gal nėra. Na, tikėkimės, jei kada nors bus bažnyčia remontuojama, tai bus galima išardyti ir, kaip sakoma, pasižiūrėti, kas ten iš tikrųjų, ar ten kažko tai yra, kad paprasčiausiai partizanai bus viską įsinešę. O gal kas užmūrino tą skylę, susirinko, kas buvo reikalinga ir viskas. Tai va. Dar vienas dalykas, kas krinta Nedzingiai bažnyčioje į akis, tai kada įeini prie durų. Per duris į bažnyčią, tai štai vienoj pusėje ir kitoj pusėje štai išlikę Lietuvos valstybės simboliai. Jie buvo ir rusų laikais, prisimenu, dar buvau mažas, tai mane tėvukas susisodino ant nugaros, ant pečių, kaip mes sakom, ir šiaip ne taip prasibrovė pro žmonės, tada buvo šventos onos atlaidai, kad parodytų vydį, stulpus, tai aš pirmą kartą pamačiau, sakoma, štai šiuos simbolius. Kada buvo turbūt bažnyčia restauruojama, tie, kaip sakoma, atnaujinti,
kažką tai padaryti. Nedaug bažnyčių yra, kiek žinau, Lietuvoje, kad būtų va štai išsaugoti šitie valstybingumo simboliai. Mūsų parapijos klebonas Zigmas Neciunskas, Elytė, tai partizanų ryšininkas, kuris rinko medžiagą, čia į bažnyčią suplaukdavo iš visų partizanų būrių slapti pranešimai ir iš čia vėl jie buvo siunčiami toliau. Tai žmonės jį labai mylėjo ir kada jisai buvo ištremtas į Sibirą, siuntė siuntinius, patys badaudami, bet savo klebonėlį, kad jisai tenais, kaip sakoma, nemirtų badu, nes būdamas kunigu Nedzingėje, jisai irgi padėdavo žmonėms ir būdavo taip, kad važiuoja kalėdot, užeina pas pas biedniau gyvenantį žmogų, matydamas, kad tas žmogelis ten paskutinius kiaušinius jau ten nešarka, jisai dar savo bažnyčiotojoj liepdavo iš, sakysim, rogių, išimti ten ir baltos duonos kokį bakaną ar kokią dešrą, šelpdavo žmonės, kurie, sakysim, neturėjo ten pinigų gydytojai ar dar kam nors, tai jis tikrai geras buvo kunigas, buvo ištremtas, kaip sako žmonės, už ryšius su partizanais, bet aš manau, kad jeigu ankavadistai, jeigu saugumiečiai būtų žinoję, kas yra ta Elytė, kuo šis kunigas užsiėmė, tai ko gero gyvas jis būtų neištrūkęs. Jam būtų gyvam nulupę ir nagus, nukankinę, kad išduotų paslaptis, kokias jisai žinojo. O paslapčių jisai tikrai žinojo daug ir ko gero tas kunigą ir išgelbėjo, kad jisai buvo ištremtas, kad jisai, reiškia, buvo apkaltintas tik tais antisovietinė veikla, ten kalbas, pamokslą kažkokį tai netai pasakyta, bet ne kaip partizanų ryšininkas. Štai yra lenta dabar atminimo. Vyksta minėjimai Elytės Zigmo kartu su partizanais. Ir galiu pasakyti vieną dalyką, žmonės labai laukė jo grįžtant iš Sibiro, bet kada jisai grįžo, jam buvo neleista Nedzingėj dirbti. Jisai tada vėl grįžo į Sibirą, nes ten daug lietuvių dar buvo, kuriems jisai pamokslus skaitė, ir tuokė, ir laidojo. Ir kada grįžo jau į Lietuvą galutinai, jam buvo Nedzingėj uždrausta būti. Uždrausta, kaip sakoma, klebonauti. Galiu pasakyti, kad štai kunigas Elytė šitoj bažnyčioj sutuokė vanagą su žmona. Dar gal eisim į mokyklą ir tenais yra nupieštas paveikslas, kaip iš kito šliūbo, vanago šliūbo. Taip galima pasakyti. Jeigu pasižiūrėsim, tai štai tokie žodžiai. Tebūnie amžinai gyvas pas Dievą ir žmonių širdyse, dzūkų numylėtas kunigėlis. Man atrodo, šitie žodžiai viską pasako apie kunigo ir žmonių bendravimą. Paveikslas, kuriame vaizduojama šliūbas, truputį, matot, yra kunigas ir pora stovi tarpdury, atsisukę veidu į lauko pusę. O štai partizanai priklaupę, turėtų būti viskas atvirkščiai, bet kada paklausiau, kodėl taip, sako, neišeis, nes tamsus fonas, o čia tarsi saulė, kad matosi kryžiai, matosi štai jie jau išeina. O taip gal galvoju, kad jie jau išeina, o šliūbė bažnyčioje ant būrų, kaip mes sakom, stovėjo seni vargonai. Kaip paskui sakė, tai buvo vargonai, kurių Lietuvoje
labai mažai, man atrodo, tais 3 buvo tie vargonai. Bet įvyko tai, kas įvyko, naujas kunigas, nepagalvojęs, paprasčiausiai, kadangi tai buvo neveikiantys vargonai, juos išardė ir pastatė naujus. Aišku, kaip paskui sakė, nežinojo, jie buvo neįtraukti į paveldą, nebuvo dokumentų. Na, naujas, grojantis vargonai atrodė bus geriau skambės. Tai kada jie buvo ardomi, teko man užlipti ant viršaus ir paskui tas žiūrėti, tai buvo apklijuoti laikraščiais. Ir radau, štai po tais laikraščiais, radau partizanų kelis atsišaukimus. Tai gudriai buvo padaryta, žinojo, kad ant gūrų žmonės eina giedots, melstis, tai paprasčiausiai užklijuodavo, gal ir pats kunigėlis, gal taip kažkas taip iš ryšininkų, ir žmonės užlipę, tie, kurie skaityti mokėjo, galėjo pasiskaityti ir paskui perduoti, tas, kas parašyta partizanų, perduoti kitiems. Nu, aišku, neišliko visas šitas, gaila, bet toks dalykas buvo. Kaip gudriai partizanai veikė, nes ras, sakysim, pa žmogų kažkokią tai lapelį su atsišaukimais partizanų, aišku, Sibiras geriausiu atveju. O čia, kas žino, kas užklijavo, eikis aiškiai, žmonių praeina 50, 100 ir daugiau, kol kažkas tai nenuplėšia, arba tas jau atsišaukimas tampa neaktualus, kaip sakoma, o išklijuojamas kitas.